Sveiki, mėly žiūrovai, startuoja antra laida Pažinkime geriau kandidatą. Su manimi Artūras Triuš. Sveiki. Sveiki, labą dieną. Iškėlė Liberalų partiją kaip kandidatą į Klaipėdos miesto merus. Tai pirmoji laidos dalis bus lengvesnė susipažinimui su kandidatu. Spontaniškos kelionės. Už. Tai yra smagu. Kunigų neliečiamumas ir nebaudžiamumas yra problema. Taip, problema. Už. Kava be cukraus yra vienintelė tikra kava. Taip. Politikas gali persigalvoti ir pakeisti savo nuomonę. Tikrai taip, pakomentuosiu, kadangi kiekvienas žmogus gyvenime daro daug klaidų. Svarbiausia iš jų mokytis yra. Ir tos nuomonės pakeitimas reiškia, kad tu pripažįsti savo klaidas ir gali iš jų pasimokyti ir išeiti iš tų klaidų geresnę savo versiją. Šunys parduotuvėse. Tikrai už. Šiaip, jeigu taip globaliai mąstant, mes čia kišamės į gamtą ir darom savo taisyklės. Atvirkščiai, mes turim tapatintis prie gamtos ir sugyventi kartu. Geriausias būdas išspręsti problemą, kartais tiesiog apsimesti, kad jos nėra. Čia turbūt politikui taip būdinga, bet esu prieš. Pakomentuosiu, kadangi esu iš verslo srities ir problemos vengimas yra tik ties jos atidėjimas. Reikia ją griebti į rankas ir šiaip mano kredo gyvenime aš neturiu problemų, aš turiu iššūkių. Tai iššūkius reikia spręsti. Drąsiai. Už melagingą informaciją socialiniuose tinkluose turėtų būti taikoma atsakomybė, kaip už melagingą informaciją žiniasklaidoje. Už. Vienai dienai išjungti telefoną ir dingti nuo visų. Tikrai už. Atitinkamai tam pasiruošus. Man blogai sekasi, dėja mano kolegos darbė žino, turbūt dėl per didelės atsakomybės viskam. Tačiau tai yra sveika kiekvienam žmogui ir būtina. Cepelinai yra geriau už pizzą. O, tikrai už. Politikas prieš rinkimus savanoriškai atlieka melo detektoriaus testą. Už. Ir paskutinį. Ir komentarą. Aš dar sakyčiau, kad vertėtų įvesti IQ testą. Tam tikras ribas, nes politikoje pasitaiko tikriausių klounų. Kažkada esu girdėjęs, vienas žmogus sakė, kad rinkėjams reikėtų įvesti minimalius kažkokius, kad tu bent jau kažkiek susigaudai. Ne, tai toks atsakingas darbas, supranti, ir į Seimą eina, žinai, be išsilavinimo. Aš suprantu, kad tai tautos išrinktasis atstovas arba tam tikros bendruomenės arba srities, ne? Bet jau nebe tie laikai, kai mes galim sau leisti žmogų į atsakingą vietą pasirinkti, kuris neturi nei išsilavinimo, nei kompetencijos, nei smegenų, atsiprašant. Mes turime atsargiai elgtis su to, nes ypatingai dabar yra geopolitinė situacija, reikia sprendimų protingų, kompetentingų ir atsakomybės už tai, ką tu pasakai ir ką tu padarai. Pritarčiau. Pagalvokite dabar, žmona visada teisi. Yra dvi taisyklės. Pirma, žmona visada teisi, antra, žiūrėk pirmą taisyklę. Viskas puikiai. Antroji dalis bus šiek tiek rimtesni klausimai kandidatų į Klaipėdos miesto merus. Pirmas būtų klausimas, kodėl aplamai kandidatuojate į Klaipėdos miesto merus? Aš padarysiu, kaip vienas mūsų žymus miesto žmogus daro Lavūnos laidose. Pradedant pokalbį ir taip. Ar turim tai? Ar viskas tenkina šitame mieste? Ne, iš tikrųjų, rimtumo dėliai noriu pasakyti, kad einu visų pirma prisimdamas atsakomybę dėl to miesto, kuriame aš gimiau, kurį aš myliu, dėl kurio aš pasiruošęs atlikti daug darbų savanoriškai ir tą darau. Dėl to, kad man gaila, kad miestas traukiasi, kad gimsta 1000, o miršta 2000, kad mes pralaimim kovą prieš rajoną, kur jau 45 000 gyvena klaipėdiečių ir atvažiuoja čia padirbti. Dėl to, kad trūksta tiem miestiečiams dėmesio, kiekvienam klaipėdiečiui. Turbūt dėl to, kad man svarbu, kad po 10 metų mums dar reikėtų tų naujų darželių, o ne atvirkščiai, kad jų nebereikia mums tų darželių arba mokyklų. Ir aplamai norisi, kad Klaipėda taptų tas miestas, kur lietuviai suvažiuoja, kur lietuviai stoja studijuoti, kur lietuviai kūrė verslus,
kur investicijos atkeliauja ir kur tai būtų tas miestas, kuriame nori įsigyventi, o ne išvažiuoti iš čia. Tai jau apimant tą klausimą. O visam šitam reikalui aš manau, kad aš turiu pakankamai patirties ir turiu komandą. Labai profesionali komanda tam sąrašai, kiekvienos srities specialistai, kurie žino, kaip tą miestą paversti dar geresnį. Nors jis dabar jau ir tvarkosi. Antras būtų klausimas, kokios yra jūsų pagrindinės kaip žmogaus vertybės? Na, čia buvau sakęs vienam interviu, aš gimęs liberalas iš prigimties. Na, laisvė ir viskas, kas su tuo siejama, yra laisvė kurti, laisvė dirbti, laisvė kalbėti, laisvė pasirinkti. Kuo daugiau laisvės, to žmogus kūrybiškesnis ir gali sukurti daugiau pridėtinės vertės visuomeniai. Tai yra viena pagrindinių vertybių. Toliau eina profesionalumas, atsakomybė, žmogaus orumas, žodžio laikymasis, ne? Ir tai, kad tu sakai, tą tu įvykdai. Ir pasitikėjimas. Tai yra, aš sakyčiau, apibendrinančiai mano pagrindinės vertybės gyvenime. Ačiū. Trečias būtų klausimas. Įvardykite 3 dabartinio mero stiprybės, gerus darbus arba sėkmingus projektus mieste. Nėra sunku, matom visi, kaip miestas pradėjo tvarkytis. Ir viena iš tokių geriausių savybių dabar, tai kad meras atlieka gerą miesto administracijos direktoriaus vaidmenį. Jis įkiškasis meras, kuris moka vykdyti reglamentuotą darbą. Tas jam labai gerai sekasi. Taupus ir, sakyčiau, reiklus, ypač kadencijos pradžioje mes tą matėm. Na ir paskutinis dalykas, mums kaip liberalams labai patinka, kad yra tų tęstinių projektų, kur pradėjo liberalai, o jisai užbaiginėja. Tai yra Tūkstantmečio mokykla, tai yra Danės skveras, kaip pavyzdys, tai yra ir tie patys dviračių takai, kai kurie šaligatviai, kurie jau buvo pradėti mūsų. Tai džiugina tikrai. Kitas būtų klausimas. Įvardykite 3 sritis, kuriuose jūsų nuomonė reikalingi pokyčiai ir kuriuose nepritarėte dabartinio mero sprendimams. Na, miestas tai nėra apie betoną ir fasadus. Miestas turi turėti feelingą. Ir čia turbūt viena iš pagrindinių ašių, kur reikia dirbti kartu. Ne? Viskas yra gerai, bet galima dar geriau. Ir tas geriau sieja su ryšiu, kaip savivalda sąveikauja su kiekvienu klaipėdiečiu. Kiekvienas klaipėdietis turi būti jaučiamas svarbus šiame mieste. Kiekviena šeima turi turėti galimybę į darželį nuvesti vaiką. Kiekvienas klaipėdietis turi turėti galimybę pasistatyti savo mašiną, bent vieną mašiną, nemokamai savo miestį, kuriam jis moka mokesčius. Na ir tas sritis, kur visiems skauda, manau, kad mūsų senamiestis ir centras, jisai nėra dar toks gyvas, kaip mes norėtumėm. Akropolis šiuo metu yra pats gyvybiškiausias taškas, nors mums reikia paversti mūsų senamiestį ir centrą ženkliai patrauklesniu ir gyvybingesniu negu dabar. Ačiū. Kitas būtų klausimas. Kodėl jūsų nuomonė būtumėte geresnis Klaipėdos meras? Turėsiu feelingą. Iš tikrųjų, turėčiau visas tas savybės, kuris turi dabar meras, ir daug gerųjų savybių iš tikrųjų, bet ko trūksta, tai yra turbūt daugiau meilės kiekvienam klaipėdiečiui. Gebėjimas girdėti, išklausyti kiekvieną klaipėdietį, kad tas, kuris tau nepatinka, arba tas, kuris tave kritikuoja, atsisėst prie stalo ir kalbėtis, ne? Turėti laisvę tą prieigą. Bendruomeniškumas, tai bendravimas ne tik su tam tikrom struktūrom ar grupėm, bet su visais, kas kreipiasi, ne? Tai atvirumas. Papildyčiau tai, kad tikrai turėčiau tą savybę strateginio toliaregiškumo ir mąstymo į priekį. Tai yra 5-10 metų mąstymas apie mūsų miestą, kaip jisai galėtų atrodyti, kaip mūsų vaikai arba galimai anūkai gyventų tame mieste ir kaip užtikrinti tai, kad tas miestas būtų geidžiamas kiekvienam klaipėdiečiui likti čia, dirbti čia, gauti gerą darbą ir patogiai bei komfortiškai gyventi. Na ir paskutinis būtų klausimas šitoje dalyje.
kokie būtų pirmieji jūsų darbai tapus Klaipėdos meru, neskaičiuojant komandos formavimo, nes čia standartinis atsakymas būna. Taip, kadangi jau pripažinau, kad yra daug dalykų ūkiškų mieste, kurias daro meras mūsų, tai pirmas darbas, tai pasamdyčiau jį administracijos direktoriumi. Drąsiai. Antras, tai grąžinčiau aš visuomeninės patariamasis grupės. Tai tas tarybos buvo panaikintos. Vėlgi, apie bendruomeniškumą kalbam. Na ir trečias, tai tikrai nėra populistinis pažadas. Aš tikrai nesuprantu dabar tos nelygybės dėl parkavimo vietų ir parkingo. Tai kiekvienam registruotam klaipėdiečiui privalo turėti galimybę statyti savo vienintelį automobilį arba vieną iš ten, kur jam reikalinga ir būtina. Gydytojai, mokyklos, nežinau, ten kavinė pavalgyti važiuoja, bet kur, be mokesčio. Tie, kurie atvažiuoja miestą, tegul susimoka. Arba kitaip tariant, trumpiau, pirmasis automobilis turėtų būti neapmokestinamas. Klaipėdiečiai. Taip. Trečioji dalis bus kandidatų į Klaipėdos miesto merus klausimai apie pačią Klaipėdą. Pradėkim. Kokio maksimalaus ilgio laivą gali priimti Klaipėdos uostas? Apie 400. Kitas klausimas. Kiek daugiausia gyventojų yra gyvenę Klaipėdoje? Jeigu neklystu, 230 tūkstančių, ten 91-2 metais. Kitas klausimas. Koks istorinis Klaipėdos pavadinimas vokiškai? Memel. Kelintais metais Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos? 1923 metais sausio mėnesį. Koks laivas muziejus stovi Danės upėje prie Karališkojo kranto? Sudavis? Kelintais metais įkurta pati Klaipėda? Prieš 774 metus. Neskaičiuosim turbūt. Kokią Klaipėdos miesto teritorijos dalį užima vandens telkiniai? Bendrai taip sudėjus visai krūvą galėtų būti maždaug. Procentaliai. Taip. 30%. Kiek maždaug kilometrų nuo šiauriausio iki piečiausio Klaipėdos taško? Tarp 19 ir 24. Ar tiesa, kad Klaipėdoje niekada nevažinėjo tramvajus? Klaipėdoje ne, bet gal Memelėje. Čia šiek tiek prarandu tą istorinę dalį, bet Memelėje centrinėje dalyje tikrai vokiečių palikimas buvo tramvajus. Ar tiesa, kad Klaipėdoje yra tik dvi upės? Kaip viena upė su dviem pavadinimais. Pabaigai bus pora užduočių. Pirmoji. Užbaikite sakinį. Klaipėda man yra? Klaipėda man yra Lietuvos švyturys, Lietuvos jūrinė sostinė. Tai yra miestas, kurį aš myliu, už kurį aš labai pergyvenu ir kuris turi labai daug potencialo. Ačiū, gražiai. Ir paskutinė užduotis bus 60 sekundžių kandidato žinutė klaipėdiečiams. Iki minutės laiko. Nebedarykite klaidų. Kai einate prie balsadėžių, galvokite, apie ką jūs balsuojate ir kokios vertybės yra tos partijos arba komiteto ir ką jie žada pristatyti ne tik per tas 4 metus, bet ir ilgainiui, strategiškai miestui. Ko reikia šitam miestui? Ar tikrai reikia tik betono ir fasado, ar šiam miestui reikia daugiau meilės, kad miestas girdėtų jūsų, kiekvieną klaipėdiečių balsą, kad čia atvažiuotų ir kurtųsi šeimos, kad čia kurtųsi verslai ir kad čia būtų galimybė susirasti gerą darbo vietą. Tai mes su savo komanda tikrai galėsime pasiūlyti tos sprendimus ilgainiui ir ne vienai kadencijai. Mes esame jaunoji ir naujoji liberalų karta ir kviečiame balsuoti už mus. Ačiū, mėlyjei žiūrovai, kurie pažiūrėjote iki galo. Ačiū kandidatui Klaipėdos miesto merus iš liberalų partijos Artūrui. Ačiū, kad radot laiko. Ir iki sekančios laidos. Iki.